Susitikinėjimo strategijos. Medžioklė. Taigi, kas yra medžioklė? Medžioklė yra tada, kada tu sufokusuoji visą savo dėmesį į vieną vienintelį individą, kuriam tu ruošiesi rodyti romantinius interesus. Tu nesidarai niekur kitur. Tu matai tik tą vieną taikinį prieš akis. Idėja yra ta, kad tu sieki to, ko tu nori, tikėdamasis, kad antra pusė atsakys tau tuo pačiu, kad ir tu jam patiksi. Todėl medžioklė yra tarsi loterija. Tu, kaip ir eidamas į loteriją, tu nežinai, ar laimėsi, bet tu turi viltį, tu tikiesi, kad laimėsi. Bet jeigu tu eitum į loteriją žinodamasis, kad jau laimėsi, tai nebūtų loterija. Tu žinotum, kad tu laimi. Tai lygiai taip pat ir medžioklė. Jeigu tu eini medžioklę, žinodamas, kad tu grobį gausi garantuotai, tai nebus medžioklė. Pavyzdžiui, graži, fiziškai patraukli mergina, bendraudama su vaikinais, susilauks daug daugiau dėmesio nei fiziškai nepatraukli ir prasto fizinio sudėjimo mergina iš tų pačių vaikinų. Taip pat ir yra su moterim. Moterim labiau patinka gražus, išvaizdus, fiziškai patrauklus vyrai. Tačiau tai moterim nėra toks didelis faktorius, kaip yra vyra, nes vyrai myli akimis. Tačiau jeigu tu nori būti geras medžiotojas arba medžiotoja, tau neužtenka turėti tiesiog gerą išvaizdą. Kodėl? Nes tu nesitaikai į visą priešingą lytį. Tu taikaisi vieną vienintelį išskirtinį taikinį, vieną išskirtinį individą. Tai reiškia, kad tas specifiškas individas turi savo specifiškų poreikių. Tie poreikiai, troškimai ir interesai gali kardinaliai skirtis nuo tos pačios lyties nustatytų normų. Taigi, jeigu tu taikaisi į vieną specifišką individą, tau teks atlikti namų darbus. Jeigu tu nori, kad tavo medžioklė būtų sėkminga, tu turi pasirodyti tos pusės norimų idealu arba labai arti to. Arba tu turi pasirodyti antros pusės problemų sprendimu. Ir tam, kad padarytum viską tinkamai, tau reikia šiek tiek informacijos. Kas jai ar jam patinka, kokie jo ar jos interesai, kokie jo ar jos planai, tikslai ir svajonės, su kokiam problemom jis ar ji susiduria, ką jis ar ji nori gauti iš antros pusės ir taip toliau. Turėk mintyje, kad visą šitą informaciją tau reikėtų rinkti iš šono, netiesiogiai. Efektyvi komunikacija, jinai dažniausiai yra subtili ir netiesioginė, o netiesmukiška ir aiški. Į medžioklę gali žiūrėti kaip į tiesioginę rinkodarą. Kuo tu labiau pritrauki savo produktą, save patį, prie to, ko nori klientas, antra pusė, tuo tau yra didesnis šansas laimėti, padaryti pardavimą. Tačiau tam, kad tau pasisektų, tau reikės reliatyvios informacijos apie tavo norimą taikinį ir teks būti lankščiu. Tu gali sakyti, kad ne, jei manęs nepriims toks, koks aš esu, tai man ir nereikia. Tai liuks. Viskas yra su tuo gerai, tačiau nesitikėk, kad tavo norimas taikinys, kad tavo medžioklė bus sėkminga. Jeigu tu nesiruoši nieko keisti, prisitaikyti, būti lankstus, tu nesitikėk, kad tavo taikiniui viskas patiks, toks koks esi, taip kaip save reprezentuoji, tą ką veiki, darai ir panašiai, bus tinkama ir priimtina. Medžioklei yra reikalingas pasiruošimas. Tai gali nutikti atsitiktinai, pasąmoningai, tačiau tai nėra tai, ką gali daryti atmestinai, kasdieniškai. Jeigu tu esi pasiruošęs įdėti darbo ir pastangų, rezultatai, kuriuos gali gauti iš medžioklės, apart to, ką gali gauti iš žvejybos, yra daug didesni. Aš pats šią strategiją suradau savo antrą pusę ir mes kartu jau esame apie 10 metų. Buvau žvejys ir buvau medžiotojas. Abi šios strategijos veikia, tačiau jom abiem yra reikalingi skirtingi įgūdžiai. Baigta.